Tai labas vakaras visiems, mano vardas Laisvūnas, aš esu alkoholikas. Ačiū Dievui ir jums, kad šiandien esu blaivas. Galiu pasidalinti savo patirtim, gal kam nors kažkas tai užstriks. Man taip pat labai svarbu šitas pasidalinimas mano blaivybei, kad išlikti blaiviam. Tai čia toksai kaip ir abipusis ryšys. Ir ta patirtis tokia pagal tuos tradicinius klausimus, kas buvo, kas įvyko, kas yra dabar. Tie paragavimai visi alkoholio tai prasidėjo labai seniai, gal 12 metų. Pirmą kartą gerai prisimenu viską, bet tas efektas pirmų paragavimų išliko labai ilgai ir iš karto suveikė. Alkoholis iš karto užkariavo. Ir mintis, ir veiksmus, ir viską, nes jau 15-16 metų tai jau buvo pagrindinis gyvenimo pats fainiausias tikslas ir praleidimo laikas. Tai būtent, kada yra chebra ir alkoholio ir daug. Su mažai nėra ką veikti. Tai vat, ir tas jausmas toksai, tas jo poveikis, ta emocija, ar kaip čia pavadinti, aš nežinau, jinai tokia buvo, išlaisvinanti iš visų savo tų tokių baimių, neryžtingumo, nesavarankiškumo, atsirado drąsos, pasitikėjimo savim, išgėrus tas pirmas taures, toksai labai paprastas pavyzdys, tai iš gyvenimo toksai, kad kažkada tai prieš savo valią, tėvų valia, buvau įstojęs į muzikos mokyklą, ją baigiau. Ir teko šiek tiek pagroti paskui koncertuose įvairiuose, ten su visokiam jazz bandom, ten kultūrinio lygio. Ir aš prisimenu puikiai, viską tas eidamas žingsniais, kai rašai 4 žingsnį, tai prisimeni viską. Nors buvo pamiršta viskas. Prisimenu tą pirmą įspūdį, kada mane pasikvietė ant scenos ir paprašė ten sudalyvauti ant šokių vakare, pagroti kartu. Man ten buvo gal 15 metų, aš jau šiek tiek buvau pramokęs gitarą. Ir pasikvietė, nes ten tos grupės gitaristas susirgo ir aš atsimenu tą savo jausmą, kada mane davė išgerti. tą pirmą koncertą, nes pusbrolis jį pasikvietė, jis atsakingas buvo už mane. Tėvas išleido su tą sąlygą, kad pusbrolis vyresnis prisiims atsakomybę ir jis nedavė man svolačius. Ir mano tas pirmas tas pasigrojimas, aš atsimenu, man ten baimės buvo, nežinau, pilnos kelnės. tą visą naktį šokiu, aš tenai kažkaip tai prakaituodamas atpyliau. Ir paskui prisimenu kitą jausmą, kada aš pirmą kartą, ne pirmą kartą, bet vėl paskui jau pradėjau savarankiškai su kitais žmonėmis ir ten jau niekas man nedraudė ir aš prieš koncertą visą laiką tam tikrą dozę ir koksai jausmas. Ir tada jau atrodo viskas yra labai faina, labai tas pasitikėjimas, drąsa atsiranda ir jau tada dar tenai, žinai, kažkas pakloja, tai iš vis atrodo, kad gyvenimas nuostabus. Tai alkoholio poveikis buvo toksai wow, kaip sakant, labai faina. Labai anksti pradėjom mokyklą ten vakarėlius organizuoti visokius nelegalius. Labai anksti pradėjom dalyvauti į sostinę, į Vilnių, ne į mokyklą, bet į Vilnių atvažiuoji. Tokie žymus alaus barai buvo Vilniuje Žemaičiai, Tauro ragas. Tai ten prasėdi visas pamokas, vakare parvažiuoji apsimetęs, kad atseit iš pamokų, bet tai čia viskas aišku buvo, nes pamokose nerūko, čia parvažiuoji visas prasmirdęs. Tose alubariuose viską rūkyti buvo galima.
Tai va tas alkoholio poveikis, atitinkamai tas alkoholis ir paskui ir veiksmus ten, tokie ir veiksmai buvo į mokyklą, ten mokytis, nesinori, norisi kažkokios tai laisvės, tos tariamos laisvės atseit nuo tėvų kuo greičiau. Tai į Vilnių čia atvažiavus jau gyventojai iš vis ten jau prasidėjo normalios tokios pijankės kaip reikalas. Bet čia galima tą pasakot, bet va tas alkoholio poveikis ir keitėsi gyvenimas. Ir ypač kada atsirado kitas žmogus, tai būtent žmona su kita nuomonė. Kada jos požiūris į gyvenimą ir visus tos dalykus, kurie man atrodė priimtini ir natūralūs ir kad taip aš kitaip neįsivaizdavau gyvenimo. Tik tai va linksmai tenai, jeigu tik finansinės galimybės leidžia, tai restoranai, barai, jeigu neleidžia, tai tada tenai kur nors su kaimynų buteliokas antras. Ir atsirado konfliktas, iš labai anksti tas konfliktas pradėjo augti. Ir tada jau atsirado visokios manipulacijos. Kaip ten kažką tai apgauti. Suvaidint kažkokį tai labai gerą vyrą, negirtą. tą padėdavo padaryti, tą maskuoti tą blaivybę, tai tolerancija alkoholio. Pareidavau taip jau gerokai įkaušę, žmona suprasdavo iš kvapo, bet stengdavausi dar pradžioj netriukšmauti, nereikšti ten kažkokių tai savo pretenzijų, kažkaip tai susitaikyti su tais priekaištais, bet alkoholikui su priekaištais susitaikyti, kuo toliau, tuo tampa vis sunkiau, nes labai paprastos priežastys alkoholiko vartojimas dažnėja, automatiškai dažnėja ir priekaištai. Ir priekaištai dažnėja ne tik tai žmonos, bet ir pasidarė problemos ir jos labai greitai augo, tai su darbu. Dar kažkaip tai sugebėdavau pradžioj. Vienu žodžiu, tokios situacijos buvo, kad kaip išgert, pradedi gert ir pradedi galvoti, o kaip ryte į darbą išeiti. Ir tavo įtampa galvoj prasidėjo labai anksti suktis, nes jinai pastoviai apie metų 30 su viršum, sukdavosi. Pirmiausia išgert, paskui išeiti dar į darbą, paskui atidirbti kažkaip tai, jau vėliau, paskui kažkaip tai vėl išgert ir laukti savaitgalio, kada bus galima gerti tiek, kiek nori. Tada sekmadienį vakare vėl pradedi galvoti, o kaip į darbą išeiti, nes tau reikalinga pachmielas. Ir ta įtampa pastoviai sukosi galvoje ir jinai pastoviai augo. Ir taip maždaug metų 30. Jau paskui ten į tuos santykius mažai dėmesio kreipdavau. Rėkia ir gerai. Parėkė. Labai gerai. Trenkė į durim, priežastis eiti išgerti. Labai fain. Nereikia daug galvoti ir daug kažkaip tai tenai įprašinėti kažko tai ir prašinėti. Ir alkoholis, ten tas, kaip ketvirtą žingsnį ir aplamai ten tuos rašai, 1, 2, 3 žingsnio klausimus, kurie būna, tai labai aiškiai pamačiau, kad tas alkoholizmas pas mane labai greitai atsirado. Ir ne alkoholizmas tikrai to žodžio prasme, kad man pastoviai buvo tas jo noras vartoti. Ir dideli kiekiai, kuo toliau, tuo labiau jie didėjo, problemos atsirado, kaip jau minėjau, paskui su darbais ir kada jau įtampos nebeišlaikai, ten daleiskim, su kažkuo tai nueini, ten kažkiek tai ten to alkoholio pavartoji, paskui atsiranda dar daugiau to alkoholio, tada jau apie darbą negalvoji, tada
viskas išsispręs atsikėlus ryte. Atsikeli ryte ir galvoji, kaip aš čia galiu eiti į darbą. Ar man ar eiti iš karto jau biuletenį. Jeigu dar toksai šiltas atsikeli linksmas, ant rizikos, varai į darbą, atidirbi kažkaip tai, atkenti tą dieną, bet jeigu jau ten po kelių dienų drebėjimo, tada našikai neperki biuletenį ir jau viskas baigėsi. Tai va tokios manipulacijos, tokie va visokie sukinėjimai ir ta įtampa pastoviai. Ir aišku, visas tas dalykas atsiliepia sveikatai. Ir labai stipriai. Ir daraisi, kuo toliau, tuo labiau irzlus, piktas ir nepatenkintas. Labai gerai parašyta knygoje apie tai. Viskas nervuoja, viskas kažkur tai norisi kažką tai mest, kažkur tai eit, kažkur tai bėgt, kažkur tai atrodė ten kažkur tai kažkas tai gyvenimas visai kitoks. Čia man kažkodėl tai užmestas šitas visas dalykas ant kupros ir aš turiu jį nešti, bet kažkada tai kažkaip tai vieną dieną čia viskas tas turės pasikeisti. Ir be mano jokių pastangų. Tokie pamąstymai buvo ir dar tokie pagrasinimai, kad palaukit, ypač tiem, kurie labiausiai priekaištauja, vieną gražią dieną aš jums parodysiu. Tai parodysiu, kad jūs ten visi stebėsitės ir aikčiosit nuo mano visų žygdarbių ir visokių kitų dalykų. Žinoma, mūsų tokių vyrų žmona ilgai tempė palyginus, bet ir jos kantrybė trūko, spjovė į viską ir jinai vieną gražią dieną trenkė durim nešą. Ir paprasčiausiai išėjo, išvažiavo ir kuo toliau. Kuo toliau išvažiavo. Aš pradžioj labai apsidžiaugiau. Galvoju dabar, tai atėjo tie metai, apie kuriuos aš svajojau. Aš netrukdomas galėsiu gerti, niekas nepriekaištaus, viskas okei. Bet kada aš jau buvau visiškam dugne, aš jau sėdėjau seniausiai be darbo, jokio jau niekas nebepriėmė, kad už ką gert jau nebebuvo. Labai sunku būdavo ten susiveikti kažką tai, bet kažkaip tai pavykdavo ir ten to svajonės įgyvendinti, kad kiek norėsi, tiek gersi. Tikrai nepavyko be žmonos, nors jinai tą man suteikė visas galimybės, čia lak kiek tu nori, svarbu aš čia matysiu. Ir ką tada kažkaip tai pinigų nėra, ką daryti? Pradėjo daiktai keliauti iš namų. Eilinis toksai normalaus alkoholiko etapas. Krištolinės taurės, visokas. Kažkada tai labai sėkmingai bizniavau Rusijoje. Tenai veždavom, tiksliau tenai nieko neveždavom, važiuodavom su pinigais, iš tenai parveždavom krūvas šnapso į Lietuvą, tautai girdite, ir dar visokių ten netoli to miesto, kur mes tenai užsipirkdavom šnapso, buvo Krištolo gamykla, tai dar tų dirbinių visokių prisiveždavom. Čia parduodavom, aišku, juos, bet kažkuria tai dalį, nemaža dalis tų dirbinių puošdavo, mano interjerą namuose. Tai prasidėjo tie nešiojimai, ten aišku, kada nori šnapso randi ir vietą, kur priduoti. Labai greitai, su Chebra tokių pačių, pasitarim. Sako, aš žinau, vienas čia sako, sekančiam name 5 aukšte, bičias sako, pilstuką, sako, tik daina, tik nešk tu jam. Tai sako, einam pasižiūrėsim pas mane, kuriuos čia nešim, kuriuos taip atėjo, pasižiūrėjau, sakė, visi sueis. Gali visus nešti, aš pas jį namo nuėjau, dar taip nedrąsiai, ten dviese užėjom, supažindino mane su tuo bosu, taško. Tas pasižiūrėjo, sako, saidė, viskas pasižiūrėjau pas jį. Lentynos, sekcijos, viskas krištolų nukrauta, visko jau ten, jis jau neturėjo ten labai kur jo dėti, bet imdavo.
muždavo kainą, bet imdavo. Nu, tai va, prasidėjo tokie dalykai, patys fainiausi. Prasidėjo tokie, labai, ten susipažinau labai, jau ir taip aš juos žinojau, bet vis dar skaičiau save aukštesnio lygio pijokų ir ten su tais, kurie tenai rinkdavosi pas mus tenai tam gyvenamam rajone parkelį, aš dar su jais taip tik tai labas, žinai. Bet kai vat reikalai prispyrė, pinigų stygius, tada labai greitai mes tenai visi susidraugavom, visi labai greitai išnešė iš manęs tą krištolą visą ir dar daugiau dalykų. Ir tada jau tiesiog vat ryte atsikeli ir eini pas chebrą į parkelį. Ir tada jau ten visi kolektyviai galvodavom, kaip čia pinigų, kaip čia Maksima nusiaubus netoli, tenai buvo Maksima, irgi tokiais dalykais užsiiminėdavom. Jie buvo patyrę, žinoma, labiau už mane, aš tik tai tenai šucherio pastovėdavau. Tai vat ir kai susipažinom su tokiais, pasirodo, jie kartais juos pasamdydavo ir kai tam tikrus darbus padirbėti. Prie statybų kur nors ten kokius griovius pakasti. Labai faina ir mane ėmė imti tą chebrą, žinai, pradėjau tokiais darbais. Ir šebraš, kaip viskas gyvenimas praskaidrėjo, ojojoj, ten atsimenu, vienas toksai atvažiavo su autobusiuku, sako, chebra, nenorėtumėt senamiestį pakasinėti. Kaip tik užupį statė Angelą. Vietą ruošė tenai, reikėjo ten kasinėjimus atlikti, ten archeologinius. Toj vietoj, kad jau ten viską, kas vertinga išrinkti ir vienu žodžiu pastatyti tą Angelą. Nu ir viskas, mes čia labai puikiai sutikdavom. Jisai žino, koksai kontingentas važiuoja, jisai iš ryto nuvažiuoja, jau atvažiuoja su keliais bambaliais alaus, ten mes apie 6 važiuodavom, mes tą alų pakeliui viską suvarom, tenai iki pietų, kol tas alus, žinai, dar kažkiek tai veikia padirbė. Dar sako, jeigu kokį nors gerą dalykėlį rasit, aš dar papildomai sumokėsiu iš tų archeologinių visokių. Tai irgi motyvacija buvo labai faina. Ieškodavom ten, kasdavom ten tokius katlavanus išvarėm, kad ojojoj. Nu va, vėl gyvenimas kažkaip pagerėjo trumpam. Gal kokį mėnesį ar 2 mes tenai, taip rudenį lietus lyja, katlavanus varai, jau kaip balkai, jokios tenai stogelio niekas tau nedaro, kontingentas aiškus, gailesčio jokio. Varykit, vyrai. Nu, bet aišku, viskas turi pabaigą, kaip turi pradžią, taip ir turi pabaigą. Baigėsi ten tie visi dalykai. Nu, ten vienu žodžiu, tokių dalykų buvo gyvenime. Vienas gal tiek juokingesnis, kažkas kažkada tai pasakė, kad jeigu nori, kad greitai išsivarinėti alkoholį, turi sportuoti. Tai aš nusipirkau svarmenį. Ir prisigeriu ir duodu su tuo svarmeniu. Širdis lapatuojasi. Viskas eina per gerklę, ten kraujo spaudimas, nežinau gal kas, bet aš tipo varinėjau alkoholį, kad galėčiau kitą dieną į darbą išeiti, kad nebūtų kvapo ir taip toliau. Nu, vienu žodžiu, tokie marazmai. Nu ir, tai, žinai, gyvenimas susidėliojo, kad aš Vilniuje gyvendamas pakeičiau 3 butus. Ir tas svarmuo visą laiką su manim važiuoja. Sekantis butas svarmuo, bet aš jau jo nebenaudojau, paskui dar sekantis butas. Vėl tas svarmuo pas mane važiuoja, žinai. Nu ir vieną kartą jau ten be žmonos, kai gyvenau viską, ten su tokiu draugeliu, tipo, gerus abu tailininku. Balkone stovim, rūkom paskutinę cigaretę per pusę ir tas svarmuo stovi. Tas bičas irgi jau buvo patyręs ant metalų. Sako, tu jį naudoji, dar nusakau, ne, už 100 metų, tai tau nafik reikalingas, sakau, nafik reikalingas. Sako, blemba, už 300 metrų, metalo supirktuvė, sako, ko mes čia, sako, tą paskutinę cigaretę dalinomės. Mes abu už to svarmenio pridavėm į metalą, atliko savo darbą metalas pagal paskirtį. Kažkiek tai vyno išėjo, kažkiek cigarečių, kiaušinienės dar įsikėpėm dviese.
praskaidrinom vėl tą savo dieną ir vėl viskas atrodė, kad labai gražu. Nu, bet alkoholizmas buvo jau many tiek įsišaknyjęs, kad, pavyzdžiui, aš jau niekada aplamai negalvojau, kad mesti gerti kažkaip. Tai aš kentėjau tas visas kančias, pagirių ir tos drebulius ir viską, bet mesti gerti niekaip man ne. Čia bus, kaip jau minėjau, kažkada tai ateis ta diena, kada aš jums visiems parodysiu. Ir aš su ta viltim gyvenau, kad ta diena kažkaip tai jinai paims ir ateis ir viskas čia bus labai liuks. Ir toliau kentėjau tas kančias, gėrimo metimą nei kalbos, visą laiką kažkas tai būdavo kitas kaltas. Tai buvo nuo pat pradžių. Nuo pat pradžių tų paragavimų visų ir tų jau paskui užgėrimų. Kažkas tai viskas, visi kiti kažkas tai kalti. Pirmiausiai tai buvo tarybinė santvarka. Kad jinai visus žmonės mokina gerti šnapsas ant kiekvieno kampo. Paskui, kai apsiženinau, žmona visą laiką buvo kalta, paskui tai bendradarbiai, tai darbdavys, tai dar kas nori, tik tai aš pats niekada. Ir gėrimas jau antiek buvo, net minties tokios nėra, kad mes gerti tau susitvarkys gyvenimas. Nežinojau išeities, negirdėjau apie anoniminius alkoholikus nieko. Nes aš jų visai neieškojau. Ten sklandė kalbos tarp tų, su kuriais tam parkelį susitikdavau rytais, kad kažkur tai gerosios vilties, o aš ten visai netoli gyvenau, yra Durchata. Taip vadinu, Durchata, gerosios vilties Durchata. Tenai, žinai, bet kad ten kažkoksai tai ryšys yra su alkoholizmu, tai ne, man Durchata asociavus, ten žmonės psichiškai nesveiki. Apie tai, kad alkoholizmas yra psichinė liga, tai nei minties tokios nebuvo, aplamai, kad jinai yra liga kažkokia, tai niekada nepagalvojau apie tai. Ir ten tas gerosios vilties Durchata ir viskas, ir mes su tuo baigdavom, atsirasdavo vyno ir kalba apie tai baigdavos. Tai momentas, kada pajutau, kad reikia mes gerti, tai buvo visiškai fizinis išsekimas. Pažintis su anoniminiais alkoholikais, tai Dievas padarė grynai stebuklą. Kai jau nebegalėjau gyventi čionais Vilniuje, nebeturėjau iš ko. Kaip tikras vyras suaugęs, kreipiausi pagalbos į mamą. Mama atvažiavo ir pasakė, arba dabar važiuoji kartu su manim, arba daugiau aš tavęs nepažįstu. Tai tokis ultimatumas man dašilo, nes aš visą gyvenimą tik ultimatumais ir gyvenau. Jeigu man tai nepasako griežtai tėvas, atsimenu vaikystėje ir jaunystėje, ten gražiai pasako, padaryk tą ir tą, nafik nueini ten kamuolį spardai, ateina, vos neužausies iš aikštelės nusiveda, buvo pasakyta, sako, tam padaryti tą ir tą. Tada man dašildavo. Tai ir tas ultimatumas mamos irgi kažkiek tai pamastyti, bet pamastymai tai buvo labai paprasti tokie. Parvažiuosiu į kaimą, tenai kita chebra yra. Aš su jais irgi visą gyvenimą gėriau. Ir gėriau savaitgaliais, kai grįždavau savaitgaliais, mamos ten aplankyti, ir klasiokai ir taip toliau. Atsirado vėl kažkokia tai tokia skylutė, žinai, kur galėsiu vėl gauti alkoholio. Ar plus mama, žinai, alkoholikas, aš manipuliatorius. Kažkaip tai gal pavyks, žinai, ir iš tos mamos ten kokį, žinai, vieną kitą litą. Ar nufyrint, ar išprašyti, ar ką, bet mama pradėjo piniginę slėpti ir viską. Piniginė būdavo pas kaimynę. Eina į parduotuvę, užeina pas kaimynę, pasiima piniginę, nueina apiperka viską, paskui vėl nueina piniginę, padeda pas kaimynę ir viskas. Ant to dalyko tai buvo griežtai, man cigarečių nupirkta ir valgyti duota, tai buvo pasakyta viskas. Bet chebra yra, tai viskas tvarkoja. Yra chebra. Nespjauna į mane svarbiausiai, neišvėja. Aš tenai, žinai, dar turėjau autoritetą toj chebroj.
nes jie šitų mano visų dalykų apie Vilnių, jie nieko nežinojo, tos 30 metų, kur aš šiandien vaiduokliavau, jie neįsivaizdavo, parvažiuodavo bičias, nebloga mašina, žinai, su šeima, dar pastatydavo išgert kartais ir ne kartais ir dažnokai, normalus vyras, žinai, o ten paskutiniai jau tie gyvenimo, ten 10-metis kažkoksai, tai kažkaip tai jie dar neturėjo suvokimo apie mane, kas aš toksai esu. Ir jie labai priimdavo mane, aš dar, neužmiršęs buvau savo tokios būdo savybės kaip manipuliacija, ten kokie anekdotų papasakojimai, žinai, kaip kompanijoje sudalyvauti, žinai, tenai gražiai ir taip toliau kažką tai pašiepti laiku, kažką tai pajuokti, žinai, pasirodyti kažkokį tai vietą, tai dar buvau toksai kažkiek tai reikalingas tose kompanijose, jie mane toleruodavo, dar pagėriau porą metų. Bet va Dievas padarė stebuklą. Gražią dieną parėjau namo ir žiūriu, kažkokia moteris sėdė su mano mama šneka. Tai kažką tai jos tenai nežinau. Aš įjungiau savo visą žavesį, nes moteris buvo tokia simpatiška. Irgi prisėdau pašnekėti, aš ten gerokai įpiešęs buvau. Kažkaip tai pasikalbėjom. Ir jinai sako, einam parūkyti į balkoną, rūkai, sakau, rūkau. Nuėjom parūkyti ir jinai taip tiesiai šviesiai man pasakė. Mama, aišku, jai buvo jau išpasakojus mano visas tas odisėjas. Sako, ar nenorėtum kada nuvažiuoti pažiūrėti, kur renkasi žmonės, kurie negeria. Ne alkoholikai buvo. Iš anonimų. Sakau, tokių nebūna. Sako, tai gerai, sako, važiuojam, pavyzdžiui, rytoj. Nuvažiuojam, sakau. Mes nuvažiavom pirmą kartą į tą anoniminę alkoholikų grupę. Aišku, ten aš nieko nesupratau pradžioj, man tenai buvo visai neįdomu, man motyvacija buvo visai kita, simpatiška moteriškė, turi mašiną, mane vežioja, ir vežiok. Gerai važinėjau. Važinėjau ir negeriu, kaip nekeista. Ir negeriu. Niekad nesvaršiau, žinai, mesti gerti, o čia bacam negeriu. Žiūrėjau, ten klausausi, ten tų istorijų, apie knygą tenai niekas nešneka, net prie interjero knygos tenai nebūdavo, kažkur lentynoje gulėjo, pasipasakoja tas savo istorijas, kartu pažvengiam, kartu ten arbatos pageriam, aš ten aišku nieko nepasakau, nes aš išdidus. Mano istorijos fainesnės, ką čia šūdą malą, žinai, aš pradėsiu kada nors, irgi ateis diena, kada aš pradėsiu kalbėti, aš jūs visus, žinai, peršnekėsiu, jūs visi krisit iš juoko ir aplamai. Bet negeriu tuos 3 mėnesius. Kažkaip tai, jinai taip labai gražiai, subtiliai sako, gal darbą jau pasiieškok, žinai. Nebloga idėja, žinai, galvoju, gal reikėtų darbo pasiieškoti. Čia jau vienas stebuklas ir antras stebuklas. Pradedu skaityti ten tuos darbo skelbimus laikraščiuose ir darbą randu. Randu darbą, viskas ok. Pradedu dirbti. Bet stebuklai baigėsi, kada ta moteris išvažiavo kitur gyventi. Aš likau vienas, apie ten kažkokį tai anoniminį alkoholikų lankymą aš net negalvojau, niekas manęs neveža, ir nereikia. Aš jau čia turiu darbą, aš jau čia viskas ok, aš jau čia viską susitvarkysiu. Nežinau, gal 2 savaitės praėjo tam darbe ir aš pradėjau tam darbe ragauti. Tai tie 3 mėnesiai buvo tokie košmaros jau siaubo. Aš jau pradėjau tada vartoti kartu su raminamais, nes bijojau epilepsijos priepuolių, kurie tik gėrimo metu jau buvo keletas. Tai buvo raminami vakare, raminami ryte, vakare raminami su alkoholiu, ryte kažkaip tai išvažiuoja dirbti, atidirbi. Tai 3 mėnesiai buvo tokio košmaro, bet ką davė anoniminiai alkoholikai, aš išgirdau, kad yra išeitis, kad yra pagalba. Jie man pasakė, ta pirmoji mano grupė, man pasakė apie detoksą ir apie tą durhatą gerosios vilties, šalia kurios aš netoli visai gyvenau ir gėriau. Ir kada aš jau visiškai nebegalėjau fiziškai išeiti į darbą, tai toksai pasidavimas pirmas buvo, kad viskas aš važiuoju.
Nuvažiavau, nepriėmė pirmą dieną, po naujų metų, užkišta viskas. Bet pabandžiau antrą dieną priėmė. Tai vat ir prasidėjo nuo tada blaivybė. Nuo 2008 metų sausio 3 dienos. Nu, ne blaivybė, tada dar buvo negėrimas. Be žingsnių aš neskaitau, kad tai yra blaivybė, tai buvo paprasčiausias. Nešiau gerti. Nuo tos dienos. Detoksas, Minnesota, viskas faina. Vėlgi ten Dievas duoda stebuklus vieną po kito, tik tai išvažiavau iš Minnesotos, ten dar kažkiek tai prasikankinau. Ir mani mama patikėjo. Aš sakau, neturiu mašinos, aš noriu važinėti pas anonimus, bet neturiu mašinos. Bet jau darbo tokios apmatai buvo, kur aš turėsiu dirbti. Ir sutarta jau buvo žodžiu, kur aš einu dirbti, į darbą irgi važinėti reikia ir mama manim patikėjo ir paskolino man pinigų, aš nusipirkau mašiną. Tai čia, kaip sakant, tie stebuklai nesibaigė, iš karto darbas mašina, pradedu važinėti, pradedu dirbti, viskas ok, lankau anonimus 2 kartus per savaitę savo grupiai, kurio ir dabar tenai lankau. Bet prasideda kiti dalykai. Man kaip alkoholikui be programos gyventi neįmanoma. Gal 3 ar 4 metus aš kažkaip tai tenai pratraukiau su tuo dalyku. Kaip ir nieko, ten 2 kartus į savaitę nuvažiuoju, ten porą valandų hihihaha, viskas faina, pasikalbė, viskas normaliai atrodo, žinai, bet, va, tas jausmas kažkoksai, tai kad, aš nežinau, jie ten žvengia visi, jie tokie visi patenkinti, man kažkas tai negerai, aš galvoju, kada man ateis tokia nuotaika, kad aš neapsimesdamas galėsiu atrodyti laimingas ir jaustis laimingas. Kaip ką matau grupiai kažkaip tai, nežinau, ar jie ten buvo iš tikrųjų laimingi, bet man tas kažkaip tai atrodė, man negerai, man kažkas tai trūksta kažkokios tai nedidelės grandies atrodo. Atrodo, viskas čia pat, viskas ok, tas negėrimas veža, viskas ok, bet kažko tai trūksta. Ir kažkur tai po 4 metų pradėjau ieškoti išeities, lankytis po kitas grupės ir pirmą kartą išgirdau spikerinį žmogaus, kuris, čia galima sakyti, ir atnešė šitą visą programą į Lietuvą. Išgirdau tą spikerinį ir toksai atsirado tokia, pamačiau, kad tenais būtent tai, ko man trūksta. Ką aš neturiu blaivybėj, ką jie turi. Jie ten turi tą pasitikėjimą savim, ten linksmi, akys žiba. Žmonės atrodo iš kito pasaulio kažkokio tai. Atrodo, jie gyvena be rūpesčių kažkokių tai absoliučiai linksmi, laimingi ir džiaugsmingi. Ir laisvi. Bet dar vis tiek, žinai, tas alkoholizmas dar jisai tenai lenkė mane, dar porą metų aš ten kankinausi su tais susirinkimais, bet jau paskui taip užlenkė, kad savijauta buvo blogesnė negu prieš metant gerti. Aš esu blaivas, aš negeriu, bet aš esu piktas, irzlus ir nepatenkintas. Tai čia yra per švelniai pasakyta. Aš iš vis nežinau, kur dėtis, mane viskas erzino. Materialiai aš buvau apsirūpinęs jau normaliai per 6,5 metų, aš turėjau mašinas jau 2 pakeitęs, ir butą turėjau, ir atlyginimai, viskas ok, ir anonimus lankau, bet pas mane tas dugnas dar gilesnis negu kad buvo metus prieš metant gerti. Ir tada, viskas, išgirdau žinią, reikia varyti, o žinios ieškoti, kur varyti. Nežinojau apie Vilnių tokias grupės, tai kur varyti, į Šventąją. Šventoji ten daug chebros renkasi. Anoniminio alkoholikų, ten tie sąskrydžiai vadinami, viskas ok. Bet Dievas vėlgi turi savo planą. Tuo metu Šventojoj labai daug buvo atvažiavę žmonių, kurie globojo. Aš labai daug tenai išgirdau tada spikerinių.
Ir vat pasirinkau savo globėją tenais. Nors pradžioje, kai atvažiavau, tai jausmas buvo toksai, kad aš ten juos visus buvau, tuos visus alkoholikus pagapiuos iššaudyti. Niekas prie manęs neprieina, jie sukos visi ten apsikabina, bučiuojasi tenai, aš vienas, kai ožys stovi ten kažkur tai kampe. Nu, vienu žodžiu, savijauta buvo labai tokia nekokia. Susiradau globėją, pradėjome žingsniais ir vėl tenai Dievo stebuklai vienas po kito. Pradėjo iš karto varyti, gal po 2 savaičių. Pradėjome žingsniais, grįžtu aš į Vilnių. Žiūriu, mano žmona grįžus atostogų iš užsienio. Mes ten kažkaip tai pasikalbėjom, kaip nekeista nuoširdžiai. Jinai išvažiavo vėl. Po 2 mėnesių man skambina. Mes susiskambindavom ten ir gėrimo laikotarpį, ten pasišnekėdavom apie sūnų savo. Po 2 mėnesių jinai man skambina, sako, aš noriu namo grįžti, atvažiuok mane pasiimti. Blemba, galvoju, čia dabar kas per naujieną, žinai, sakė, kad jau čia viskas. Gerai, važiuoju, pavažiuojam namo. Nu ir va tokie va stebuklai ir toliau, žinai. Per tuos savo tokius nesutarimus buvom viską jau užsipardavę, viską pasidalinę. Vėl iš naujo susimetėm ten kas likos, nusipirkom butą vėl Vilniui. Pradėjom gyventi, šeiminį gyvenimą normalų. Žingsniai, viskas, gyvenimas pradėjo keistis kardinaliai. Svarbiausia, kad pradėjo keistis mano paties savijauta. Mažiau piktas, mažiau irzlus ir mažiau nepatenkintas. Ir tas visą laiką vyksta kiekvieną dieną ir dabar. Su kiekvieną dieną vis atsikeli ryte. Aišku, būna ten tų pabangavimų visokių, nieko nepadarysi, alkoholikas. Bet irgi tas knygoje parašyta tas ant laurų miegojimas. Irgi išgyvenau ir tokią patirtį. Po 11 ar po 12 metų kažkur tai blaivybės, nežinau, kas ten man šovė į galvą, labai pinigų užsimaniau daug uždirbti vėl, nors jų jau tikrai buvo pakankamai visą laiką, nes Dievas sureguliuoja tuos srautus ir pinigų ir visko. Bet man kažkodėl tai pasirodė jų mažai, pradėjau dirbti po 12-14 valandų, susirinkimams nebėra kada laiko, knygą paskaityti nėra kada laiko, viskas tik tai darbas, miegas ir taip toliau, išeiginės poilsis aktyvus. Ir prasidėjo tokie dalykai, kad norisi kažkaip tai kažko tai atsipalaidavimo kažkokio tai įdomaus. Ir taip, žinai, pas mamą, tuo metu buvau pas mamą, gyvenau, nes jinai sirgo, tai ją prižiūrėti reikėjo. Tai pas ją buvo ten tų konjakų pristatyta, jinai vis svečiam kažkaip tai pavaišindavo. Mane jie viliot pradėjo tie konjakai. Bet ačiū Dievui, žinai, programa suveikė. Spėjau tą dalyką pastebėti 10 žingsnio dėka, kad kur aš čia žiūriu, ne į tą pusę visai. Šitos konjakus išpyliau. Tai jau sakau, tu, mamyt, nebeturi konjakų. Sako, jinai išsigando, sako, ką išgėrei, nesakau, išpyliau. Ačiū Dievui, sako. Nes jau jinai turbūt irgi matė mano tas pasikeitimus, nes vėl atsirado tas irzlumas, nepasitenkinimas. Programa suveikė, aš paskambinau kitam globėjui. Sutiko jisai iš karto. Gerai, sako, padėsiu. Nu ir vėl prasidėjo tas antras žingsniavimas. Ir vėl viskas stojosi į savo vėžes, ir vėl progresas, ir vėl brendimas. Kas yra svarbu mūsų mano šitoj, su tokia liga gyvenant, tai nesustoti bręsti dvasiškai. Nes kai krenti į dugną, tai taip žemė krenti, kad paskui atsigauti ir perprasti tuos gyvenimo paprasčiausių
normalių žmonių supratimą apie gyvenimą, kas yra dvasinis gyvenimas, kas yra, man tai atrodo dvasingumas, normaliam žmogui tai atrodo, normalūs dalykai. Užjausti, padėti, neskriausti. O man visas tas dalykas, kaip alkoholikui, jis jau buvo seniai tenai kažkur tai palaidotas, tokie jausmai, kaip užuojauta tenai, kažkas tai tokio, ten savanaudiškumas, egoizmas, egocentrizmas, tokie žodžiai, kuriuos aš išgirdau ateidamas žingsniais, ten egocentrizmas, tai aš iš vis tokio žodžio nebuvau girdėjęs, ten man reikėjo atskiro paaiškinimo, kas tai yra. Tai tas visas dalykas ant tiek buvo išbujojęs, kad tie normalūs tokie dalykai, kaip mylėk savo artimą, ten, aš myliu savo artimą, bet jisai manęs Slovačius nemyli kažkodėl, tai kaip jį mylėčiau. Kaip ten mylėsi savo artimą, jeigu jisai manęs nemyli. Tai tie dalykai buvo dingę ir tas vėl antrą kartą tas žingsniavimas ir tas brendimas ir dabar jau atėjo tas dar vienas gyvenimo etapas, kada jau pensija, dar fainiau. Mano pirmas globėjas, aš atsimenu, skambinau, sakau, tai kaip tau pensijai? Ką tu, sako, kaip faina. Nieko veikti nereikia ir dar babkių duoda, sako. Galvoju, kada man tas ateis. Atėjo viskas savo laiku, bet vis tiek dar kažkaip tai norisi, ką ten veiktas, žinai. Reikia dirbti, reikia būti naudingu, nes ne tai, kad norisi būti naudingu, bet reikia man būti naudingu. Jeigu aš nebūsiu naudingas, tai kas vėl laukiu ir vėl viso gero. Tai Dievo stebuklas vėl tęsiasi. Ten pradėjau ieškoti darbų, vienam, kitam, antram, trečiam. Kol kas nieko neišeina, išlaukiau kažkokio tai momentų ir paskui kažkaip tai sėdim su žmona, sako, tu nueik tuos senelių namus, sako, paklausk. Jie turi transportą, žinai. Ten prie pat namų, kur aš dabar gyvenu, senelių namai. Turi jie transporto, sako, gal reikia vairuotojo. Jau paklausiau, prašom, sako, viskas ok, ateik ir dirb, kada gali pradėti. Sakau, nors rytoj, sako, rytoj ir ateik. Ir toksai kaip ir fainas, žinai, ten su tais seneliais, padėti juos nuvežti pas daktarus, viskas, tokia veikla labai faina. Kažkaip tai net ir asocijuojasi su tarnystė. Viskas, tai dabar toksai gyvenimas, taip ir tęsiasi. Ir tas dalykas, ką pasakė mano antras globėjas, tai aš pilnai su juo sutinku, kad jeigu būčiau žinojęs, kad dabar taip gyvensiu, būčiau gėręs dvigubai daugiau, kad tas dalykas ateitų greičiau. Tai čia yra mano toksai dabar, toksai jausmas, tokiu jausmu ir gyvenu. Tai ačiū, kad šiandien esu blaivas, kad pakvietėt ir kad paklausėt.